Kvantinis gyvenimo būdas yra sukurtas ant misticizmo pagrindo. Nors mano kelionė prasidėjo nuo mistinių patirčių, tačiau kvantinis gyvenimo būdas yra sukurtas biologinio, mokslinio, medicinio ir mechaninio pagrindo, kaip kūnas mūsų dirba. Ir tai yra natūralus sąmonės atnaujinimas. Tai yra evoliucija žmogaus. Kai žmogaus sąmonė plečiasi ir vibracija kyla, kūnas pradeda daryti ką? Patirti natūralius vidinius atnaujinimus. Jo, regeneruojasi. Atsinaujina kiekviena ląstelė. Tai nėra mistika ar atsitiktinumas. Tai vidinės technologijos perrašymas. Kai sąmonė pradeda veikti aukštesnių dažnių. Vienas iš dalykų, kas vyksta, atsiranda prefrontalinės žievės aktyvacija. Atsiranda daugiau aiškumo, platesnė vizija, stipresnė intuicija, strateginis mąstymas, visai kitoks pasidaro, toks aiškus, ryškus ir subtilus žinojimas. Žinai, nežinai, iš kur žinai. Ir kai baimės programos tirpsta, sprendimai pradeda ateiti ne iš įtampos, o iš vidinės minties, iš ramybės, iš tokio žinojimo. Jo, tai taip, jų smegenys atsinaujina. Limbinė sistemoje integracija įvyksta. Emocinis gėjimas pagreitėja. Reakcijos keičiasi į supratimą, į suvokimą. Ten, kur anksčiau buvo gynyba ir užsidarimas kažkoks, sklendimas, kovojimas, apsisaugojimas savęs, atsiranda daugiau atjautos, supratimo, sau, kitam, užuojautos, meilės. Taip pat smegenų tiltų stiprėjimas, korpus kolosum. Kairysis ir dešinysis pusruogiai pradeda veikti harmoningai. Abi dvi hemisferos susitinka. Taip pat, kai visi sako, kad protas sako vieną, širdis sako ne, mes juos sujungiam. Ir protas ir širdis gyvena darnoj. Dešinysis pusruogis, kairysis gyvena darnoj ir dirba darnoj. Harmoningai, taigi logika susijungia su intuicija. Tai atveria aukštesnį kūrybiškumą ir gebėjimą matyti sprendimus, kurių anksčiau net nepastebėjote. Galėjimą matyti galimybių visur, kurių prieš tai net nebuvo. Jos buvo, bet mes jų net neįsivaizdavom, net negalėjom patikėti, kad taip gali būti. Smegenėlių įžeminimas cerebrum. Naujas suvokimas įsitvirtina kūne. Visiškai naujas suvokimas apie gyvenimą, tas žvilgsnis, tas matymas, tas mąstymas. Įžvalgos tampa švaresnės ir tada automatiškai tampa veiksmais. Pradedam įkūnyti tai. Tiesa, idėjos ir įkvėpimas pradeda reikštis per konkrečius sprendimus ir kūrybą gyvenime. Ląstelinė rezonansinė būsena. Kūno ląstelės pradeda mokytis darnos ritmo. Kartu pradeda šokti, dirbti, jos reaguoja į ramybę, buvimą čia ir dabar, vidinį tikslą ir su savimi, susiderinimą su savimi. Vadinasi vėl emocinis, protinis, fizinis kūnas. Ir žodis, ir veiksmas, viskas darnoje, vienoje linijoje. Visa tai ir yra žmonijos perėjimas iš gyvenimo sąmonės, iš aukos sąmonės, iš gyvenimas yra sunkus, viskas atsitinka man, vienybės sąmonė, į galybės sąmonę, galios sąmonę, į tą šventumo sąmonę. Ten, kur emocija, mintis, kūnas, dvasia, energija pradeda judėti kaip vienas suderintas laukas, kur nėra trinties, kur kliūtis netgi nemaišo. Kliūtis yra neužstoja tavo kelią, bet kai tu savo kliūtis matai, tai yra kelias. O kliūtis matai, tai yra kelias. Parodo, kur eiti, Tai va, tai yra viskas pagrįsta iš tikrųjų, kaip mūsų kūnas veikia. Mes daug ko nežinojom. Aš, pavyzdžiui, kineziterapijos kūno kultūros akademikas, mokindamas kineziterapiją, niekada net nežinojau, kas tai yra fascija, niekada net nežinojau, kad mūsų kūnas yra elektrinis, niekada net nežinojau, kad mūsų akupunktūriniai taškai meridianiniai iš tikrųjų turi tos infrared raudonos šviesos ir yra anatomija. Mūsų nemokino, taip kad labai daug reikėjo atsimokinti ir vėl iš naujo išmokti. Ir vėl, tai nėra misticizmas, tai nėra filosofija. Tai yra kaip realybė ir kaip mūsų kūnas dirba. Tai yra įstatymais, visatos, magnetizmo, elektros ir taip toliau. Ačiū, kad esate. Tikiuosi, tai jūs palaiko ir padeda jums suprasti save giliau ir gal suvokti, ką nors giliau.